O kai energijos pradeda trūkti, gliukagonas ima ir iš riebalinių ląstelių baltymus išveda į kraujotaką ir baltymai, tai yra riebalai, yra suskaidyti. Tai reiškia, čia niekas neatsideda į riebalinės ląstelės dėl to, kad vartojam baltymą, bet iš riebalinių ląstelių yra pašalinama. Kas vyksta tada? Mūsų svoris po truputėlį ima mažėti. Riebalai dingsta. Jis juos suskaido, bet niekas neatsideda. Aš siūlau, vietoj to, kad valgytumėt 4, 5, 6 kartus, kai labai norėsite valgyti, paimkite pakelį. Agile Pro, matote, kad jis yra didesnis, dėl to, kad jūs galėtumėt, kaip aš sakau, užkasti. Ir vietoj maisto, kuriame yra gliukozės, yra kitų medžiagų, suvalgytumėt štai šitą pakelį. Jo metu gaunate energijos, nejausite alkio, bet riebalai pasišalins. Jums vienas yra poveikis, apie kurį aš norėjau pakalbėti, pritaikant tai šitą labai gerą Agile patalpą. Toliau, kitas dalykas. Aš dar noriu parodyti, kaip atrodo ląstelės riebalinės, štai čia. Ir čia yra jungtis, kurios atsidaro veikiant gliukagonų. Čia nufotografuota elektroniniu mikroskopu. Veikiant gliukagonų jos atsidaro ir riebalai yra pašalinami čia, suskaidomi kaip energija. Toliau, mano rekomendacijos. Energetinė pusiausvyra 2 Agile Pro iš tikrųjų atstato labai puikiai. Ir vakare aš netgi siūlau apie 6-7 valandą kaip kažkokį užkandį suvalgyti Agile Pro, nes, kaip jau minėjau, skatina tų riebalų išsiskyrimą iš riebalinių ląstelių, kurios yra mūsų organizme ir neveikia kitaip. Naudojant jį mažėja svoris ir vėlgi pasikartosiu, jis rekomenduojamas ne tik sportininkams. Dabar noriu pakalbėti apie dar vieną labai svarbų dalyką, apie sezoninę depresiją. Iš tikrųjų, žinote, kad tokios yra. Nes rudenį ir žiemą žmonės daugiau depresuoja, tai yra nustatyta, daugiau savižudybių, daugiau blogos nuotaikos. Ir kodėl taip yra? Mėlyje, aš visada savo uždavinėjau klausimą, kodėl žmonės rudenį ir žiemą daugiau serga depresijomis, bloga nuotaika. Štai, prisiminkim tuos laikus, kai buvo pavasaris, vasara, šviesdavo saulutė, tada mūsų nuotaika būdavo štai tokia arba tokia. Iš tikrųjų, įsivaizduokit, atsikeliam ryte, atitraukiam užuolaidas, šviečia saulė. Tikrai geras oras, nuotaika žymiai geresnė. Bet gyvenam Lietuvoje ir tą saulutę dažnai užtemdo debesis ir tada mūsų nuotaika kažkodėl tai pasikeičia, tampam liūdnesni, greičiau pavargstame, o žiemą ypatingai atsikėlėm, tamsu, sėdom į automobilį, įsijungiam šviesas, atvažiavam į ofisą, išėjom vėl tamsu. Vėl tas pats. Mažai gaunam šviesos. Mėlyje, šviesa yra gydymo veiksnys ir kai jos trūksta, veikia štai toks mechanizmas. Aš vėlgi noriu parodyti. Kadangi esu fiziologas, mane domina, kaip veikia tos medžiagos. Todėl tą noriu perteikti jums, kad jūs suprastumėt ir žinotumėt, kad nebūtų kalbėjimas tuščiai. Va, veikia, daro ir taip toliau. Bandau paaiškinti. Taip, kai šviesa patenka pro mūsų akis, jinai veikia į centrinę nervų sistemą ir veikiant šviesai smegenyse išsiskiria geros nuotaikos hormonas serotoninas. Apie tą turbūt jau žinojate. Bet kai trūksta šviesos, šito geros nuotaikos hormono taip pat trūksta. Jo po truputį mažėja ir tada mūsų nuotaika pasidaro blogesnė. Bet jums atsakymas, kodėl žmonės valgo daugiau saldumynų tada, kai būna bloga nuotaika arba mažiau saulės. Ogi todėl, kad angliavandeniai, saldumynai veikia taip. Jie šiek tiek pagerina serotonino išsiskyrimą. Ir tada mūsų nuotaika vėl pagerėja. Pažiūrėkit, streso metu žmonės ypatingai daug valgo saldumynų. Na, pagalvokit patys, jeigu kada tai buvo. Deda daug cukraus į kavą, patys valgo daug saldumynų, o
saldumynai, kaip aš jau minėjau, ką daro. Išsiaiškinu. Didėja mūsų svoris, štai taip kaip čia. Taigi, ką daryti? Vėlgi, pagalba Angel Fit. Nes tie produktai Pro ir Fit yra labai gerai suderinti. Aš jums noriu paaiškinti. Sudėtis kokia yra. Sudėtis yra Kambožos garcinėje, kuri yra beje reta, natris ir kalcis. Šitos medžiagos veikia labai įdomiai. Koks poveikis yra? Va, Angel Fit didina serotonino išsiskyrimą smegenyse ir tada dingsta tas poreikis valgyti saldumynus. Jūs išgeriate, jūs tai nejaučiate, kada tas serotoninas įsiskiria, bet suprantate ir nenorite valgyti saldumynų. Va čia yra pagrindinis dalykas, dėl ko mažėja svoris. Keletas žmonių man yra sakę, sako, kaip čia yra, sako, taip anksčiau negalėjau, bet tų saldumynų ypatingai, o dabar šiuo metu, dabar kai pradėjau naudoti Angel Fit, to poreikio nebeliko. Daugelis žmonių negali savo svorio sureguliuoti dėl to, kad jie valgo daug saldaus maisto. Taigi, toliau koks yra poveikis. Žymiai greičiau sudega riebalai ir jie yra pašalinami iš riebalinių ląstelių veikiant garcinėje. Tai yra vėlgi labai įdomus poveikis. Na ir aišku, jeigu mes vartojame streso metu, kai reikėtų vartoti Angel Fit ne vieną pakelį, bet kelis, sumažėja mums noras valgyti tos saldumynus. Jeigu norite atlikti greitą svorio korekciją, tai tikrai nepamirškite šito puikaus produkto. Ypatingai dabar, kai mažai saulės, mažai įsiskiria serotonino. Matot, iš tikrųjų labai patogu naudoti. Kiek reikia naudoti? Jeigu žmogus depresuoja, jaučiasi blogai 2-3 pakeliai per dieną. Ta būklė iš tikrųjų yra labai svarbi ir jinai labai greitai pasitaiso. Praeina savaitę, 2 žmogus pamato skirtumą. Ir beje, pabandykite atsistoti ant svarstyklių, kai naudojate Angel Fit. Suprasite, kad jisai veikia. Jungiamasis audinys yra visur, visam mūsų organizme. Kur pasižiūrėsim, kauluose, sausgyslėse, raiščiuose, kepenyse, visur yra. Ir kodėl čia yra taip svarbu? Naujausi duomenys moksliniai sako, kad jungiamasis audinys tarsi tinklas švaizgo mūsų visą organizmą ir tas tinklas yra tankesnis negu nervinis. Ir kad impulsai iš to jungiamojo audinio jie sklinda į visus organus. Todėl, jeigu jungiamasis audinys funkcionuoja gerai, mes esame gerokai sveikesni. Jeigu sutrinka jo funkcionavimas, jeigu jisai žūsta, netenka kažkokių medžiagų, tai tada viso organizmo funkcionavimas labai sutrinka. Ir tada turime tai, ką turime. Ne tik tai raiščiai, sąnariai serga, bet ir visas mūsų organizmas. Beje, apie šitą jungiamojo audinio tinklą jau yra kalbėta praeitais metais ir iš tikrųjų vyksta labai dideli išsamus tyrimai ir aš labai džiaugiuosi, kad labai laiku pasirodė šitas produktas. Angel Flex. Taigi, kam jis naudojamas? Pirmiausia, tai aišku, sąnariai, raiščiai, sąnarių skystis. Matote, normalų sąnarį, kuris yra sveikas ir jau deformuotą sąnarį, dėl to, kad trūksta kažkokių tai medžiagų, krūvis yra netolygus ir taip toliau. Na, apie pačią sudėtį aš gal tikrai labai daug nekalbėsiu, tik norėčiau pasakyti, kad šios medžiagos yra labai reikalingos. Yra tai, ko reikia žmogaus sąnariams. Labai trumpai gal prabėgsiu, kad mes mažiau apie tai kalbėtumėm, pakalbėsim apie patį gydymą ir profilaktiką naudojant Angel Flex. Osteoartrozė. Liga, kuri pasireiškia vyresniam amžiui. O kodėl vyresniam? O todėl, kad pirmiausia sutrinka kraujotaka, pritaikymas Angel Heart, daug laisvų radikalų, pritaikymas Angel Exo ir aišku Flex, kuris gerina pačią sąnario kremzlės mitybą ir jį greičiau atsistato. Štai, kyla sąnario kremzlė, kaulas trinasi į kaulą ir daugelis žmonių jaučia skausmą. Iš pradžių tik toje vietoje sąnaryje, paskui apima visą koją
stuburą ir taip toliau. Todėl, jeigu yra tokia liga nustatyta, degeneracinis sąnario pakitimas, mes siūlome naudoti Flex po 2-3 paketus per dieną. Jos reikėtų tiesiog išgerti. Dabar, apie tai gal net neverta kalbėti, nugaros skausmą niekam čia jo neskauda, ko gero. Vėl kažką netaip. Gerai, vėlgi pasitikrinu, tik būkit geri, bendraukit su manim. Pakelkit rankas tie žmonės, kurie nežino, kas yra nugaros skausmas ir niekada jo nesiskundė. Pagaliau, du žmonės yra. Aplodismentai jiems. Gerai, ačiū. Lemšai. Tai reiškia, kad apie tai reikėtų kalbėti. Mėlėjai, dažniausiai nugaros skauda kaklo ir juosmens srityje, beje, juosmens srityje dažniau. Kodėl? Kodėl skauda nugarą? Ogi todėl, kad mes esame patys dėl to kalti. Kas yra mūsų stuburas? Tai yra kaulinė stuburo dalis, lanksteliai, kurie yra įvairaus dydžio beje, didesni, mažesni. Ir yra raiščiai, sausgyslės, tos vietos, kur veikia Angel Flex. Ir kodėl skauda kita nugaras? Aš noriu pasakyti, kada mūsų stuburas yra apkraunamas labiausiai ir kada mažiausiai. Bet prieš tai noriu jūsų paprašyti, tie, kurie sėdite, persikreipę, persisukę, netaisyklingai, atsisėskite tiesiai, atsiremkite į atlošą. Daviau Hipokrato priesaiką, todėl negaliu nesirūpinti jūsų sveikata. Sėdite tiesiai, gerai, ačiū. Dabar pasakysiu. Mūsų nugara stuburas apkraunamas mažiausiai, kai mes gulime. Taip, šiek tiek didesnė apkrova yra tada, kai mes stovime, dar didesnė, kai mes sėdime, todėl aš šiuo atveju esu geresniai pozicijoje, kas norite, galite atsistoti. Na ir nugara labai apkraunama, kai žmogus sėdi netaisyklingai. Aš dabar atsisėsiu, matote, kad kėdė turi atlošą, atsiremiau, viskas lyg tai gerai, sėdžiu fiziologiniai būsenai. Jeigu pasilenkiu į priekį, neturiu prieš save atramos, atlieku kažkokius veiksmus, labai yra spaudžiami tarp slanksteliniai diskai, nugaros raumenys persukami, stuburas persisuka ir tada įvyksta štai toks blogas dalykas. Štai, tarp slankstelinio disko išvarža. Šitas diskas, kuris atlieka amortizatoriaus vaidmenį, dėl to, kad neužteko gliukozamino, kontraitino, kitų medžiagų, jisai sukalkėjo, pasidarė tvirtas. Ir šiek tiek pasisukus, nuvarginus nugaros raumenys. Jis įplyšta, minkštoji medžiaga išsiveržia nuo spaudimo, spaudžia nervinę šaknelę ir skausmas ne tik toje vietoje, kur atsirado įtrūkimas, bet eina į koją, į ranką, į kitą nugaros pusę. Iš tikrųjų, skausmas yra labai didelis. Todėl, to galima išvengti. Bet, mėlėjai, Angel Flex neatstatys tai, kas jau įvyko. Reikėjo mąstyti šiek tiek anksčiau, saugoti save, pradėti vartoti profilaktiškai. Nes labai svarbu, jeigu atsirado viena stuburo disko išvarža, dažnai būna antra, trečia ir ketvirta, žmogus lingėsi. Todėl aš vis dėlto siūlau profilaktiškai naudoti, kad nebūtų tokių dalykų. 2-3 pakelius per dieną, jeigu jau yra išvarža. Ir po vieną profilaktiškai mėnesį panaudoti su mėnesio arba 2 mėnesių pertrauka. Toliau yra kaulų lūžiai. Beje, niekam nelinkiu, kad turėtumėt tokius įrankius ir tad jums nereikėtų. Dar kas nustatyta, kad žymiai greičiau gyja kaulų lūžiai, kai mes naudojame Flex. Ten yra tų medžiagų, kurios reikalingos kaulų gijimui, nes skatina kaulinių ląstelių augimą. Kai jų nėra, kaulas auga lėtai ir dažnai būna taip, kad jisai nesuauga, ypatingai vyresniam amžiui, ypatingai tada, kai kaulai būna osteoporotiški, išretėję. Todėl, esant kaulų lūžiams, pačioj pirminiai stadijoje siūlau gerti po 3-4 savaitę, 2, paskui 3 savaitę po 2 pakelius ir 4 savaitę, iki kol sugis, gerti po 1. Viso kaulo gyjimo metu. O
O dabar, ko gero, labai svarbus dalykas, naudojant ne ką kitą, o flex. Veido odos profilaktika ir gydymą. Koks čia yra pritaikymas? Su amžiumi mūsų veide atsiranda raukšlės. O kodėl jis atsiranda? Dėl to, kad sutrinka kolageno sintezė. Kolagenas virš 20-24 metų jau nesigamina. Kolagenas tai tokia medžiaga, kuri tarsi įtempia veido odą, kai jo nėra, veidas raukšlėjas. Ką daro Agile Flex? Jis gerina kolageno sintezę ir dėl to gaminasi kolagenas, veido oda tampa žymiai lygesnė, gražesnė. Čia vėlgi tarsi profilaktika. Ir tie žmonės, kurie panaudojo, jie sako, na, kažkaip pasikeitė. Aš visada paprašau, atkreipkite dėmesį į savo veidą, kai pradėsite naudoti Flex. Ne tik tai sąnariai, raumenys, bet ir jungiamasis audinys, kolagenas, kuris yra veide, jis duoda savo. Ir tai yra labai svarbu tam, kad mes atrodytumėm žymiai gražiau, jauniau. Na, kalbant apie Agile OM, aš galiu pasakyti, kad tokiems mažiems sutvėrimams Agile OM nereikia. Dėl to, kad jisai kaip tik tai duoda daug energijos. Ir vaikai paprastai gimę, jie turi jos labai daug, nes ten nėra laisvųjų radikalų, nėra kitokių negerų dalykų. Tegul jie taip gražiai miega. Iš tikrųjų labai myli vaikučius. Agile OM sudėtis įpareigoja naudoti tada, kai, na, pagrindinė sudėtis tai yra chromas ir inozitolis. Ir chromas reikalingas tam, kad greičiau nervinėse ląstelėse pasigamintų energiją. O kam jinai reikalinga? Tam, kad impulsas, kuris sklinda iš nervo, būtų perduotas greičiau ir raumuo greičiau susitrauktų. Na, jeigu kalbam apie inozitolį, tai jo veikimas yra labai svarbus keliais aspektais. Tai vienas, mažėja cholesterolio kiekis kraujyje. Ir vėlgi, aš siūlyčiau naudoti tiem žmonėm, kuriem nustatyta didelis cholesterolio kiekis. Vėlgi, negriebti tų drastiškai veikiančių vaistų. Ir dar inozitolis naudojamas tada, kai yra įvairios ligos, kurios sutrikdo raumenų susitraukimą. B grupės vitaminai kada naudojami? Naudojami tada, kai yra įvairios nervinės ligos, stresai ir taip toliau. Kalbant apie Agile OMą, tai aš turiu pasakyti, kad galima naudoti dviejopai. Kai yra toks lėtinis išsekimas, kai žmogus ilgai gydėsi po ligos, kai yra spindulinis gydymas, kai jisai guli ant patalo, tai tada vienas pakelis per dieną, o jeigu jūs norite intensyviai dirbti, tarkim naktį, čia yra tolimųjų reisų vairuotojai, tos moteris, kurios sėdi kasoje, ilgai reikia perduoti pamainas, skaičiuoti, arba studentai, kurie visada trūksta tos vienos nakties, tam, kad galėtų išmokti, tai tada reikėtų naudoti taip. Imam Agile OMO pakelį ir svarbu, kad tą pakelį lėtai, per 2-3 minutės jį sunaudotume. Po 2 valandų vėl pakartotume. Na, toks dalykas duoda labai daug energijos, tai yra didelis energijos užtaisas ir tada žmogus jaučiasi žymiai geriau. Na, aš labai trumpai, kalbant apie MIN, iš tikrųjų, tai šitas preparatas yra būtinas mums praktiškai visiems, nes be jo aš tiesiog neįsivaizduoju mūsų gyvenimo, pasakysiu kodėl. Daugelis man sako, kam mums tų vitaminų? Aš vis dėlto sakau, kad profilaktiškai vienas pakelis Agile MIN iš tikrųjų atstato tai, ko mums labiausiai reikia. Gydymui naudojami 3-4 pakeliai per dieną. Jeigu kalbėsime apie tai, kas įeina į sudėtį, turiu dėžutę. A grupės vitaminas, C, visi B grupės vitaminai, toliau yra molibdenas, selenas, cinkas, visi mikroelementai. Tai yra geriausia, kas galėtų būti. Dabar į klausimą, kurį man uždavė vienos paskaitos metu, sako,
klausimas buvo taip, bet prieš tai labai trumpai apie osteoporozę ir ėdžiau, kurį man atnešė visai neseniai, kalcis. Aišku, kad tai yra susijęs su osteoporoze. Ir, mėlyjei, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus preparatas. Kodėl? Dėl to, kad daugelis žmonių prastai pasisavina kalcį, o čia yra gelinė forma, todėl kalcis pasisavinimas yra labai gerai. Kas yra osteoporozė? Tai yra kaulų retėjimas, kurį sukelia arba vitamino D trūkumas, arba kalcio trūkumas, arba hormonų pokyčiai vyresniam amžiui. Ir didžiausia problema yra, kai kaulai išretėja, jie labai greitai lūžta. Kartais žmogus verčiasi lovoje ir lūžta kaulas. Pažiūrėkit, kaip atrodo normalus kaulas, normali kaulo struktūra, tvirtas ir išretėjęs. Jungtys yra nutrauktos, todėl dažnai vyksta lūžis. Todėl profilaktiškai, ypatingai vyresniam amžiui, virš 40 ir ypatingai moterims reikėtų naudoti šitą preparatą. Kodėl moterims? Nustatyta, kad moteris osteoporozė serga 6 kartus dažniau negu vyrai. Todėl vis dėlto reikėtų nepamiršti šito tiesą. Va, dabar kalbant apie Angelmin, man buvo pasakyta, o mes maitiname sveikai ir mums nereikia jokių vitaminų. Vėlgi, mėlyjei, aš sutikčiau, jeigu man tą būtų pasakę prieš 50, 60 metų. Tada aš sakyčiau, galbūt, bet dabar labai trumpai, jau baigiu į pabaigą. Štai turim tokį vaizdelį. Dirvožemis. Aš noriu paaiškinti, kaip mes sveikai maitiname. Dirvožemis. Ir įvairios trąšos buvo beriamos į dirvožemį, pesticidai ir taip toliau, žodžiu, cheminės trąšos. Be to būna taip, kad tie debesėliai, kurie sklando virš mūsų, turi radioaktyvų foną ir tai, kas yra radioaktyvų, nukrenta į dirvožemį su lietaus lašais. Čia yra labai maža koncentracija, matote, jinai pažymėta vienetuku. Kas vyksta toliau iš to dirvožemio? Na, jeigu yra dirvožemis, šviečiant saulutei, vienam kitam debesėliui